Stereotipai seni kaip pasaulis, o jų atsiradimo priežastis – žmonių skirtingumas. Apsidairykime ir įsitikinkime, ar žmonės iš svečių šalių tikrai kitokie. Sveiki! Kuo išskirtinė Armėnija? Ar iš tiesų šioje šalyje šeimos laikosi senų tradicijų ir neįsileidžia naujovių? Apie visą tai Lietuvoje gyvenanti Armėnė Norda Alakijan. Atvykau į Lietuvą dirbti savanore. Bendrauju su vaikais socialinėme centre Nendrė. Pas mus Armėnijoje irgi yra socialinių centrų, vaikų darželių, kuriuose tėvai palieka vaikus, kai abu tėvai dirba. Bet suaugę retai palieka namus. Tėvai retai atiduoda vaikus kitų globai. Dėl to labai džiaugiuosi. Savo šalyje nedirbau socialiniuose centruose. Apie jų žinau nedaug. Bet mano nuomonė, taip yra visur. Visur galima rasti gero ir blogo. Tik galiu pasakyti, kad tėvų alkoholizmas pas mus labai retas. Bet yra šeimų susiduriančių su finansiniais keblumais. Manau, taip yra visur. Kuomet buvau Armėnijoje, tai neteko sutikti tokių vaikų, kurie kavinėse prašytų pinigėlio ar pardavinėtų gėles, ar dar kažkaip tai kitaip bandytų išpešti iš turistų pinigų. Bet vaikų namų Armėnijoje išvis nėra. Manau, toks mūsų šalies gyventojų mentalitetas, tokia sistema, toks mūsų gyvenimo būdas. Šeima mums labai svarbi. Dažniausiai vaikai būna patys mylimiausi, labiausiai branginami šeimos nariai. Esame taip užauginti, išmokyti, kad nėra nieko svarbiau už vaikus. Viskas dėl vaikų. Nuolat tai matome aplink, tai skatina būti gerais tėvais. Man atrodo, kad Armėnijoje šeima yra viena iš didžiausių vertybių, dėl to, kad žmonės ten kiek įmanoma gyvena kartomis. Tik tai išsikelia tuo atveju, jeigu name nebelieka vietos. Ir apskritai, kaip viena mergina sakė, aš negaliu įsivaizduoti savo pusryčių be mamos paruoštų dalykų. Atvykau čia, palikau savo šalį daugiau nei metams, bet tik todėl, kad mano tėvai atviri naujoms idėjoms. Jei pasakyčiau, kad noriu gyventi viena, jie įsižeistų. Jie nesupranta, kodėl negaliu gyventi su jais. Turime didelius namus, kuriuose visa šeima gyvena kartu, kaip ir priklauso. Teko sutikti vieną merginą, kuri, kaip jau ir buvo ištekėjus, ir jinai pasako, kad jinai gyvena atskirame bute, vien dėl to, kad nebeliko pakankamai erdvės dar vienai šeimai įsikurti tose pačiose namuose. Tai viena iš priežasčių buvo, kodėl jinai išsikėlė iš tėvų buto, tai kad nepakanka dar vienai kartai gyventi kartu. Mano tėvams, mano tėvų tėvams nesantuokiniai santykiai nepatinka. Jie sako, kad jei du žmonės myli vienas kitą, turi susituokti. Jie sunkiai supranta meilę be vedybų. Tai buvom užauginti ir mes. Dabar kiti laikai, globalizacija, vis dažniau galima pamatyti nesantuokinių porų. Bet niekuomet nepamatysit nesantuokinių vaikų. Tai nepriimtina, nors nesusituokusių porų tikrai yra. Pas mus dar kai kuriuose šeimose yra taip, kad paskutinis žodis yra tėvų. Gal kažkas panašaus yra tai, kaip mūsų tėvai auga, nes tada, kaip mano tėvai augo, tai aš manau ir žinau, kad mano mamos tėtis turėjo pakankamai svarų žodį ir galėjo nulemti tam tikrus dalykus, ko, tarkim, šiandien mano tėvai negalėtų pasakyti. Dažniausiai, jei susilauki vaikų, privalai susituokti. Vaikai turi turėti tėvo pavardę. Ji turi būti įregistruota, kad vaikas galėtų eiti į darželį, mokyklą. Tai labai svarbu. Daugiausia senai kartai nepatinka naujas požiūris į gyvenimą. Bet manau, viskas pasikeis. Jau dabar matau pokyčius. Atėjo neseniai ta mada, tarkim, kada žmonės pradėjo gyventi kartu nesusituokę. Įprasta, kad abu sutuoktiniai būtų armėnai. Kiekviena maža šalis turi bėdų išlaikant savo pilietiškumą. Kiek žinau, lietuvių yra 3 milijonai. Kita bėda yra kaimyninės šalis. Žmonės daug keliauja, o mūsų kaimyninės šalis yra islamistinės. Iranas, Turkija, Azerbaidžanas. Mūsiškiams nepatinka, kai vedybos priverčia pakeisti religiją. Niekas nenori dėl santuokos pakeisti religijos, tačiau galima rasti porų, kur vienas yra užsienietis. Tai labai mielos poros su įdomiai atrodančiais vaikais. Man tai nėra labai svarbu. Jei du žmonės myli vienas kitą, tai neturėtų daryti didelės įtakos. Tačiau vėlgi, senesnė karta labiau pripažįsta stiprią, natūralią armėnišką šeimą. Be abejo, kad jie tuokėsi, kaip ir pas mus tuokėsi musulmonai, pavyzdžiui, lietuvaitės, turkais ir panašiai. Bet galbūt yra didesnė rizika tuokti su turkais arba azerbaidžaniečiais. Mano tėvai susituokė jauni. Jiems buvo 20 ir 21. Kai mano mama buvo mano metų, turėjo 2 vaikus. Man tai atrodo fantastiška, nesuprantu, kaip jai pavyko susitvarkyti. Tikriausiai buvo labai drąsus žmogus. Kai augau, visuomet jutau, kad jie yra mano draugai.
Nejautau, kad jie mano tėvai. Turėjau su jais ypatingą ryšį, visko dalindavomės, nieko nuo jų neslėpiau. Prie jų būdavau atsipalaidavusi, elgdavausi laisvai, laisviau nei didžioji dalis mano draugų. Dabar sunku nematyti jų ištisus metus. Mano projektas jau baigėsi, tad džiaugiuosi, kad galėsiu grįžti namo. Labai jų pasiilgau. O ką apie mus galvoja armėnai? Lietuva graži šalis, sukelianti tik geras emocijas. Beje, mūsų herojė paneigia stereotipą, jog lietuviai šalti, nes ji čia sutiko labai šiltai bendraujančių žmonių. Iki. Buvimas tarp įvairių kultūrų žmonių augina supratingumą bei toleranciją visai žmonijai. Tokias iniciatyvas remia Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai.